Negalvojom, kad mes organizuosim vestuves. Nebuvo tokio plano apskritai pokelių. Buvo mintys apie ramų šeimyninį poilsį. Bet jaunieji nusprendė, kad jie čia nori organizuoti vestuves. Todėl pagal jų norą mes pasistatėme salę, kas nebuvo planuota. Taip ir įsiplėtėm iki to, ką mes turim dabar. Todėl mes rengiam net iki 60 svečių banketus, vestuves ir siūlom aibę kitų paslaugų. Papasakokite apie vestuves ant ežero kranto. Kadangi turim išskirtinai gražią panoramą ir priešai salę, labai visiems patogu ir svečiams, ir jauniesiems, nes priešais pat salę atsiveria tikrai ta mūsų gražioji panorama, kur galima pastatyti gražiai padekoravus arkas su kėdėmis, pakloti raudonus kilimus, ta prasme padaryti kaip iš visų filmų tą svajonių gražią vietą ir su vaizdu į ežerą ir susituokti, matant visiems svečiam. Civilinės metrikacijos darbuotojai Molėtų regione iš anksto susitarus tikrai, manau, kad nedarys problemų ir tikrai mielai atvyks ir sutuoks visus norinčiuosius. Žinome, jog turite ir naujovių šiais metais, tai yra vakaro programos fotosesija. Papasakokite apie tai plačiau. Savo darbui ir reklamai aš fotografavau pačią sodybą, salę, patiekalus ir labai išgirdau daug pagirimų apie savo nuotraukas. Todėl šiemet sugalvojau tokią naujovę. Fotografuoti ne tik sodybą vaizdus ir patiekalus ir visą tą darbą be žmonių. Šiemet aš noriu fotografuoti žmonės. Pradėjau fotografuoti nuo svečių. Per tą laiką, kol laukia svečiai jaunųjų, aš juos savotiškai užimu ir pafotografuodama. Ir jiems tai yra labai smagu. Ir aš tuo pat metu papildau fotografo darbą, kuris tuo metu kitoje vietoje fotografuoja jaunuosius, o aš fotografuoju jų svečius. Kada jie atvyksta, fotografas čia pabūna valandą galbūt ir išvyksta, nes, tai yra taupumo sumetimai, nes tikrai profesionalūs fotografai kainuoja tikrai nemenkus pinigėlius. O aš galiu puikiai pafotografuoti, ką ir dariau. Vakarinę dalį, torto pjaustymą, puokštės, keliaraiščio metimą ir tikrai net ir kitą dieną, kitą rytą galėčiau pramogas, kaip visi atsipalaiduoja pirtelėse ar kubile, ar dar žaidžia kažkokius žaidimus, taip pat jokių problemų nebūtų, nes aš čia vietoje šalia. Ir tai daug nekainuotų. Susituokti galite bet kur. Ant ežero kranto, kopose, bažnyčioje ir pirmojo pasimatymo vietoje. Svarbiausia, jog link altoriaus eitumėte su mylimu žmogumi. Šiandien tiek, su jumis buvo magiškos vestuvės ir aš, vedybų planuotoja Kristina Vanagienė. Laidos vedėja rengė Fame.